Trečia dalis – išsilaisvinimas iš negatyvumo. 68. Atsiribokite nuo negatyvumo. Negatyvumas gali tyliai įsėlinti į jūsų gyvenimą ir jūs to net nepastebėsite. Kai jaučiatės pavargę, nuliūdę ar tiesiog sutrikę, atlikite šį pratimą padedantį atsiriboti nuo neigiamų minčių ir jausmų. Įsivaizduokite, kad esate dideliame lauke, dykumoje ar slėnyje, iš visų pusių apsuptame kalnų. Pamastykite apie savo gyvenimą, surinkite visas jūs veikiančias neigiamas situacijas, žmones, emocijas ir sumeskite tai į vieną krūvą arba suvarykite į užtvarą priešais save. Dabar mintimis pradėkite stumti visą tai tolyn nuo savęs. Nustumkite į priešingą lauko pusę arba aukštyn į kalnus. Kai visi neigiami dalykai bus toli nuo jūsų, pažvelkite kiekvieną jų atskirai, susimastykite apie kiekvieną situaciją, žmogų, kaip esate su tuo susiję ir kaip jūs tai veikia. Gal žvelgiant iš tolo padėtis neatrodo tokia niūri. Galbūt žmogus, kuris dažnai jūs nuliūdina, siekia pažeminti jūs tik tam, kad pasijustų geriau, nes pats jaučiasi mažas ir bevertis. Kai nustumėte negatyvumą tolyn nuo savęs ir žvelgdami iš šalies pamatote esmę, atsiribojate nuo šio negatyvumo. Šį pratimą galite atlikti bet kur ir bet kada. Jis padės įžvelgti tiesą apie savo gyvenimo situacijas ir žmonės. Nustumkite negatyvumą tolyn nuo savęs, kad galėtumėte jį gerai apžiūrėti. 69. Apleiskite gynybos pozicijas. Kai žmonės blogai su jumis elgiasi ir stengiasi pakenkti, kai negalite atsikratyti įspūdžio, kad visi prieš jūs susimokė, lengva atsidurti gynybos pozicijoje. Tai nenormalu. Tokia yra žmogaus prigimtis ir taip mes apsisaugome nuo išorinių jėgų. Tačiau žvelgiant į gyvenimą iš gynybos pozicijų krenta vibracijų dažnis. Todėl reikia ieškoti kitos išeities, kaip elgtis su žmonėmis, kurie verčia mus gintis. Vienas iš būdų yra įsivaizduoti teigiamą rezultatą, kurį norėtumėte pasiekti. Kai kas nors sunkina jums gyvenimą, sutelkite dėmesį į trokštamą teigiamą rezultatą. Įsivaizduokite, kad priešiškai nusiteikę žmonės taiga tampa geranoriški ir visas negatyvumas nukrenta nuo jų ir susigeria prie jų kojų į žemę. Tegul jūsų reakcija visada išlieka pozityvi ir net jei tie žmonės nepasikeis, greitai pradėsite kitaip vertinti situaciją, nes žiūrėsite į ją ne iš neigiamos, o iš teigiamos pusės. Galbūt tų žmonių gyvenimo užduotis yra išmokti iš jūsų kantrybės ir pozityvumo, net jei kol kas jie to nesupranta. Galbūt jūsų gyvenimo užduotis yra įžvelgti gerus dalykus bjauriausioje situacijoje. Galiausiai rezultatą sukuria jūsų tikėjimas teigiamu rezultatu. Apleiskite gynybos pozicijas ir tikėkite, kad viskas baigsis gerai. 70. Praradę pusiausvyrą nesiimkite jokių veiksmų. Negatyvumas yra stipri jėga. Kai jaučiate, kad jūs užvaldė negatyvumas, nesvarbu ar kylantis iš jūsų ar iš kitų žmonių, nepriimkite jokių sprendimų ir nesiimkite jokių veiksmų, kol neatgausite pusiausvyros. Priėmę sprendimą tada, kai jūsų energija yra susilpnėjusi ir neigiama, vėliau galite labai gailėtis. Prieš imdamiesi veiksmų, pasitelkite kūrybinę vizualizaciją ir atsikratykite negatyvumo. Įsivaizduokite, kad jūsų energija vibruoja vis greičiau ir greičiau, jei kylant aukštyn, pajuskite, kaip valosi jūsų protas ir jūs visą apima lengvumas. Kai pasijusite nurimę, grįžę į pusiausvyrą ir kai jausite, kad jūsų energija vibruoja aukštesniu dažniu,
Tada galėsite priimti sprendimus ir imtis veiksmų, nes sugebėsite blaiviai įvertinti padėtį ir vėliau nereikės apgailestauti arba gėdintis dėl savo sprendimų. Impulsyvus elgesys pasidavus akimirkos įkarščiui arba pykčiui gali užblokuoti teigiamos energijos tekėjimą. Kai prarandame kontrolę ir mus pradeda valdyti emocijos, prišnekame dalykų, kurių iš tikrųjų nemintijame, o vėliau gailimės. Todėl pajutę, kad nesivaldote, giliai įkvėpkite ir palaukite, kol sugrįš vidinė ramybė. Nesielkite impulsyviai ir negatyviai. Palaukite, kol atgausite pusiausvyrą. 71. Išmokite paleisti. Stipriai laikytis, ko nors įsikibus, yra negatyvu. Gerai, jeigu mokate kontroliuoti savo gyvenimą, nesiblaškote ir susitelkite į tai, kas svarbiausia. Tačiau, jeigu pradedate kaip apsėsti kontroliuoti kiekvieną smulkmeną ir laikotės tvirtai įsikibę rezultato, užgniaužiate bet kokią teigiamą įtaką, kuri galėtų ateiti į jūsų gyvenimą iš išorės. Norėdami išmokti paleisti, pirmiausia turite atpažinti, ką turite paleisti. Ar būtina, kad žmonės visada darytų tai, ką norite jūs, o ne tai, ką jie nori daryti? Ar reikalaujate kažko iš artimo žmogaus, nors žinote, kad tai apsunkina jo gyvenimą arba jį liūdina? Gerai apgalvokite savo elgesį. Jei pastebite, kad primetate kitiems savo valią, atėjo laikas keistis. Pokytis ne tik pakels jūsų dažnį, bet ir palengvins jūsų gyvenimą, padarys jį džiaugsmingesnį. Kiekvienas žmogus turi būti atsakingas už save. Kai stengiantis kontroliuoti savo gyvenimą viską ir visus, dažniausiai sulaukite priešingo rezultato, prarandate kontrolę. Galbūt jums pavyksta pasiekti trumpalaikį efektą, tačiau bėgant laikui pastebite, kad bandymas visas vadžias laikyti savo rankose teigiamų rezultatų neduoda. Paleiskite tai, kas jūs varžo, kad taptumėte laisvi ir pasiektumėte pusiausvyrą, būtina dvasiškai augti. 72. Vienai savaitei išjunkite elektroninius prietaisus. Nūdienos technologijų pasaulyje daugeliu žmonių pastovia gyvenimo dalimi tapo mobilieji telefonai, televizoriai, kompiuteriai, žaidimų pultai, GPS imtuvai, iPodai ir iPadai, elektroninių knygų skaityklės ir daugybė kitų dalykų. Jums gali atrodyti, kad negalite gyventi be savo mobiliojo telefono, televizijos, žaidimų arba muzikos, bet iš tikrųjų jūs galite. Išjungę visus prietaisus tik vienai savaitei pakelsite savo vibracijų dažnį, o jūsų gyvenimas sumažės streso ir nerimo. Šiandieninėme pasaulyje esame nuolat visiems pasiekiami, norime greito pasitenkinimo ir nusimename jo negavę. Tačiau tai, ko mums iš tikrųjų reikia, yra ramybė ir kantrybė. Televizijos programos kupinos negatyvios informacijos, nes tragedijos padeda parduoti reklamos laiką. Žinoma gerai, kad domimės tuo, kas vyksta pasaulyje, tačiau pasistengkite neužsikrėsti negatyvumu ir nepradėkite žiūrėti į pasaulį per negatyvumo prizmę. Tai mažina jūsų vibracijos dažnį. Kartais reikia pamiršti visus elektronikos prietaisus ir pabūti ramiai su savimi, atgauti pusiausvyrą ir subalansuoti savo energiją. Žmonėms, kurie yra jums svarbus, praneškite, kad vieną savaitę būsite nepasiekiami. Išjunkite visus prietaisus mažesnius, padėkite ten, kur nepamatysite ir nekils pagunda jais pasinaudoti, o tada pasinerkite į save. Skirkite laiko tiesiog pabūti savimi. Tyloje ir ramybėje atsiveria didelės paslaptys. 73. Savęs gailėjimas ir vibracijų dažnis. Koks aš vargšas ir apgailėtinas, ar kada nors taip galvojate apie save?
Ar tikite, kad jums nuolat nesiseka, kad ir ką darytumėte? Ar manote, kad visi yra nusiteikę prieš jūs arba kad jūs niekada neįtinkate kitiems? Ar dažnai lyginate tai, ką turite su tuo, ką turi jūsų draugai, šeimos nariai, kaimynai ir pažįstami? Ar gailite savęs, nes neturite to, ko turi kiti? Pamastykite apie tai. Savigaila vibracijų dažnį nutempia žemyn taip greitai, kad jums gali susisukti galva. Liaukite savęs gailėję, patys ištraukite save iš duobės ir suskaičiuokite, kiek teigiamų dalykų yra jūsų gyvenime. Atsikratykite minties, kad visi nori jums pakenkti arba kad gyvenimas yra neteisingas. Taip, gyvenimas kartais būna neteisingas, yra taip, kaip yra. Užuot lyginę save su kitais žmonėmis, iš tikrųjų pažinkite ir pamilkite save. Žinoma, kartkartėmis galime pagailėti savęs, tačiau neįsijauskite ir nesinešiokite šio gailesčio ištisas dienas, nepaverskite jo pastovę savo gyvenimo dalimi. Pagailėję savęs kelias minutės, šį jausmą paleiskite. Savigaila ne tik tempia žemyn jūsų energiją, bet ir neigiamai veikia jūs supančius žmonės. Kai pajuntate, kad pradėjote savęs gailėti, surenkite trumpą savigailos vakarėlį, o tada vykite šį jausmą šalin. 74. Liaukite skųstis. Ar galite išgyventi vieną dieną nieko nesiskundę, o valandą, 30 minučių? Būna dienų, kai tiesiog jaučiate poreikį skųstis dėl kiekvieno mažmožio. Tai normali žmogiškos prigimties dalis. Tačiau jei aktyviai stengsitės sustiprinti asmeninės vibracijas, turite liautis skųstis. Žodžiai turi galią. Ir tie, kuriuos ištarėte garsiai, ir tie, kurie be paliovos sukasi jūsų galvoje. Mintis, kaip ir žodžiai, teka į visatą ir anksčiau ar vėliau kokiu nors pavidalu grįžta į jūsų gyvenimą. Todėl labai svarbu galvoti, ką sakote ir sakyti, ką iš tikrųjų galvojate. Nelaikyti paslapčių, neapkalbinėti ir neklausyti apkalbų. Net jei neištarėte savo nesuskundimų garsiai, jie vis tiek skleidžia neigiamą energiją. Užuot skundėsi, pažvelkite į tai, dėl ko norisi skųstis kitomis akimis. Ar matote prošvaistę? Pažiūrėkite dar atidžiau. Ji tikrai yra ir laukia, kol ją surasite. Atradę šviesiąją pusę, galėsite sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir susigrąžinti optimizmą. Jei negalite pasakyti nieko gero, patylėkite. 75. Bloga koncentracija. Jeigu jums sunku sutelkti dėmesį, dažnai pagaunate save svajojantį arba spoksantį į knygą ir nesuprantantį, ką skaitote, greičiausiai praradote gebėjimą susikoncentruoti. Jums padėti gali snieginis kvarcas arba amazonitas. Snieginis kvarcas nuskaidrina protą ir padeda nuvyti pašalinės mintis. Atsikratyti negatyvumo žadina išmintį ir išgrynina. Amazonitas paprastai būna matinės žalios spalvos, tačiau taip pat gali būti gelsvai žalių arba melsvai žalių atspalvių. Jis guodžia, malšina stresą, ramina mintis, sustiprina nervų sistemą. Pradėkite nuo snieginio kvarco, o vėliau išbandykite amazonitą ir pažiūrėkite, kuris jums labiau padeda. Kristalą visą laiką nešiokite su savimi kišenėje arba ant kūno kaip karolius apyrankė arba auskarus. Koncentracija dažnai susilpnina vengimas, nes iš tikrųjų nenorite ko nors daryti. Arba nuobodulys, tada bet kas greitai išblaško jūsų dėmesį. Kai pastebite, kad nuobodžiaujate arba nenorite ko nors imtis, atsistokite, pasirąžykite, o tada vėl atsisėskite ir pasistengkite padaryti bent 3 dalykus, kurie priartintų jūs prie užduoties baigimo. Tada padarykite pertrauką.
Prisiverskite dirbti, o tada apdovanokite save, nes tai visada veikia teigiamai. Kai negalite susikaupti, įdėkite dar daugiau pastangų. 78. Pašalinkite trukdžius iš fizinio ir dvasinio pasaulių. Kasdienėme gyvenime susidurime su įvairiais trukdžiais, kurie apsunkina darbą su energija. Tai reiškia, kad leidžiame supantiems žmonėms atitraukti mūsų dėmesį nuo pagrindinio tikslo, nuo savo tikrosios dvasinės prigimties pažinimo. Ką daryti, kai visiems jūsų reikia ir jums paprasčiausiai neužtenka laiko rūpintis savo dvasiniu augimu? Turite spręsti problemą iš karto, kai tik ji iškyla ir nesileisti išmušami iš vėžių. Pavyzdžiui, užsidarykite atskirame kambaryje ir paprašykite šeimos narių jums netrukdyti. Taip jūs laikinai atsiribojate nuo savo šeimos, bet tai yra būtina, kad galėtumėte susikaupti dvasiniam darbui. Susidoroti su fizinio pasaulio trukdžiais gana paprasta, o ką daryti su trukdžiais ateinančiais iš dvasinio pasaulio? Jei turite psichinių sugebėjimų, galite paprašyti savo vedlių ir kitų esybių, norinčių perduoti jums informaciją, sugrįžti vėliau, nes dabar esate labai užsiėmę. Paprastai dvasinės esybės prisiderina, tačiau kartais kito pasaulio energijos prisijungia prie jūsų ir kliudo siekti tikslų. Šiuo atveju, kaip izoliuojate save nuo žmonių fizinėje pasaulyje, taip izoliuokite save ir nuo visų dvasinio pasaulio kontaktų, kurie trukdo jums užsiimti dvasinę praktiką. Pasitelkite kūrybinę vizualizaciją ir sukurkite aplink save sieną arba ribą, atskirdami nuo bet kokios nepageidaujamos įtakos. Laikinai izoliuodami save, jūs pakeliate asmeninės vibracijas ir galite netrukdomai užsiimti veiklą skatinančią asmeninį bei dvasinį augimą. Izoliacija gali atverti jums galimybės, kurių nematote paskendę chaose. 79. Liga. Sergant sunku susikaupti dvasiniam darbui, nes jūs paprasčiausiai blogai jaučiatės. Liga gali sumažinti vibracijų dažnį, nes praradus fizinės jėgas sunku išsaugoti stiprią dvasinę energiją. Tačiau ligos laikotarpiu taip pat galima šitą nuveikti. Sakykime, sergate gripu. Nelinkiu jums sirgti rimtesnę ligą. Jaučiatės baisiai, tad norite tik gulėti lovoje ir miegoti. Jeigu jums to reikia, miegokite. Klausykite savo kūno, nes tai geriausias būdas greitai pasveikti. Kai nemiegate, gulėkite lovoje, bet leiskite veikti savo protui. Galvokite apie teigiamą energiją tekančią per jūs ir padedančią jūsų kūnui sveikti. Įsivaizduokite baltą šviesą, užliejančią kiekvieną jūsų kūno ląstelę, atgaivinančią ir suteikiančią naujos energijos. Įsivaizduokite, kaip kyla jūsų energija ir kaip iš kūno pasitraukia liga. Pasitelkę baltą Dievo šviesą, šviesos energiją, šviesos sąmonę, paskatinkite asmeninės vibracijas ir gydykite save iš vidaus. Fizinio kūno gydymas teigiamą energiją gali duoti apčiuopiamų rezultatų. Kai gydote save balta Dievo šviesa, gali įvykti stebuklas. 80. Verkite. Verkdami greitai išliejate didelę energijos kiekį tiesiogiai susijusių su jūsų jausmais ir emocijomis. Galima verkti iš laimės, liūdesio, džiaugsmo arba sielvarto. Kad ir kokia būtų priežastis, kartais paverkti yra gerai. Ašaros valo sielą. Verkdami išliejate energiją, kuri laikoma viduje, kauptųsi ir galiausiai su griausmu išsiverštų į paviršių, užliedama mus nevaldomomis emocijomis. Jeigu esate linkę užgniaužti jausmus ir neleidžiate savo išsiverkti, darykite taip. Kitą kartą, kai pajusite, kad jums užgniaužia gerklę, akys dega, o viduje verda emocijos, paleiskite vadžias.
Jei esate viešoje vietoje ir jaučiatės nejaukiai, susiraskite nuošalią vietelę, kur jūsų niekas netrukdys. Leiskite ašaroms laisvai tekėti, kūnui trūkčioti ir drebėti nuo kūkčiojimo, pajuskite kiekvieną emociją, kuri verčia jūs verkti. Nustebsite, kaip gerai pasijusite išsiverkę, o pasaulis atrodys daug šviesesnis. Laikant stipres emocijas viduje, jūsų energija arba vis silpsta, kol galiausiai jūs apninka depresija, arba nerasdama išėjimo spaudžiasi, kol jūs nevaldomai pratrūkstate. Jei norite, kad energija stabiliai kiltų aukštyn, leiskite visoms savo emocijoms išplaukti į paviršių. Pažinkite jas, patirkite ir paleiskite. Verkti yra gerai, net jeigu tai isteriškas kūkčiojimas, tai padės jums išgyti. 81. Paleiskite negatyvumo balionus. Kuo paprastesnis bus išsilaisvinimo iš neigiamos energijos procesas, tuo puikesnių sulauksite rezultatų. Susidūrę su varginančia problema, nusipirkite šią problemą simbolizuojantį helio balioną. Jeigu tai didelė problema, nusipirkite didelį balioną. Jeigu maža problema, mažą balioną. Nukabinkite nuo jo visas juosteles ir kitus papuošimus, pasimkite flomasterį ir užrašykite ant baliono savo problemą. Nerašykite jokios asmeninės informacijos, vardo, adreso ir panašiai, kurią balionui susprogus galėtų kas nors perskaityti. Perkelkite problemą į balioną. Galite užrašyti vieną žodį ar keletą sakinių. Rašykite, ką jaučiate. Tada balioną paleiskite. Stebėkite, kaip jis tolsta nuo jūsų, nusinešdamas neigiamą problemos energiją. Pajuskite, kaip jūsų sielos energija pakyla, tarsi balionas aukštai į dangų. Ekologiškesnė alternatyva yra pačiam pripūsti balioną, nepripildyti helių, užrašyti ant jo problemą ir paleisti balioną nuo kuo aukštesnės vietos. Stebėdami orų sklendžiantį balioną, įsivaizduokite, kaip jis nutraukia nuo jūsų visą negatyvą energiją ir nusineša su savimi. Kai balionas atsitrenkia į žemę, į ją suteka ir visas negatyvumas. Jei matote, kur balionas nukrito, paimkite jį ir išmeskite. Išlaisvinkite iš negatyvumo gniaužtų save, paleisdami jį laisvai skristi tolin nuo jūsų. 82. Drama. Ar mėgstate dramatizuoti ir kiekvieną situaciją sugebate paversti tragediją, kur sprendžiamas gyvybės ir mirties klausimas? Mes visi kartais linkę iš kokio nors įvykio padaryti dramą, tačiau jei be dramos negalime išgyventi nė dienos, būtina keistis. Nekurkite dramų siekdami atkreipti visų dėmesį į tai, kad šiuo metu jums sunkiai einasi, arba norėdami suteikti savo daugiau paslaptingumo, nors tuo apsunkinate kitiems gyvenimą, savanaudiškai juos išnaudodami. Jeigu savo dvasinę pamoką paversite dramatiško epizodu tik tam, kad atsidurtumėte visuotinio dėmesio centre, jūsų asmeninės vibracijos susilpnės. Tai nereiškia, kad savo jausmus arba skausmą turėtumėte laikyti nesvarbiais dalykais. Priešingai, jie yra jūsų sielos kelio ir augimo dalis, todėl būtina juos pripažinti ir skirti jiems daug dėmesio. Bet nereikia neproporcingai visko išpūsti, siekiant atkreipti į save dėmesį. O dėstant savo problemas kitam žmogui būtina atsižvelgti ir į jo jausmus, kitaip tai bus tiesiog išnaudojimas. Pagalbos ir paramos taip pat galima kreiptis į šeimą arba draugus. Jei sunkia situacija stengiatės išgyventi ramiai, be dramos, visų pirma įsiklausydami į savo sielą, vadinasi, iš tikrųjų sprendžiate problemą, išreiškite savo jausmus ir sustiprinate energiją. Rinkitės patys, norite kurti dramą arba spręsti problemą. 83. Neleiskite išdidumui stoti skersai kelio.
Didžiuotis savimi arba savo pasiekimais yra geras dalykas. Didžiuotis savo šeima, bendradarbiais arba kitais pažįstamais žmonėmis taip pat yra gerai. Tačiau didžiuotis savimi taip stipriai, kad aplinkiniai laikytų jūs arogantišku žmogumi ir snobu, jau yra negerai. Jeigu leidžiate savo išdidumui iškelti jūs aukščiau kitų arba nuolat kalbate apie savo pasiekimus, užuot siekę palaikyti pusiausvyrą, skleidžiate neigiamą energiją ir mažinate savo asmeninės vibracijas. Būti pernelyg išdidžiam reiškia galvoti, kad jums negalioja įprastos taisyklės ir kad jūs nusipelnote gauti viską, ką tik panorėsite. Per didelį išdidumą atsiskleidžia ir pasipūtimas, savo silpnybių nepripažinimas, kandus elgesys su tais, kuriuos laikote prastesniais už save. Tai yra įsitikinimas, kad viską žinote ir viską darote gerai, kad jums daugiau nieko nereikia išmokti ir nebėra kur tobulėti. Jeigu pastebite, kad išdidumas neleidžia jums pažinti savo tikrosios dvasinės savasties, patraukite jį savo iš kelio. Įsidėkite išdidumą į užpakalinę kelnių kišenę. Jūs žinosite, kad jis ten yra ir vis dar galite savimi didžiuotis, bet dabar išdidumas nevaldys jūsų gyvenimo kaip valdė, kai nešiojate jį pasikabinę ant krūtinės. Įsigilinkite į save ir pasitikrinkite, ar išdidumas nestovi jums skersai kelio. Jeigu taip, pakeiskite jį kuklumu. 84. Nedalyvaukite apkalbose. Kai augau, man dažnai buvo sakoma, kad jei apie kitą žmogų negaliu pasakyti nieko gražaus, geriau nesakyti nieko. Kartais patylėti būna labai sunku, bet būtina. Jeigu norite sustiprinti savo dvasinės vibracijas, šios taisyklės turite laikytis kiekvieną dieną. Bet kokia apkalbų forma yra negatyvus dalykas. Jei būsite linkę į apkalpas, žmonės nepasitikės jumis, nes nebus tikri, kad neišpasakosite visam pasauliui to, ką jie patikėjo jums asmeniškai. Kai kalbate apie kitus, pasakojate, ką jie daro, su kuo jie susitikinėja, skleidžiate informaciją, kurią kitas galbūt norėjo išlaikyti paslaptyje. Jūs taip mažinate savo vibracijų dažnį. Dar besimokydama mokykloje pastebėjau, kad apkalbos visada pasiekia ir patį apkalbamąjį. Išgirdęs, jog tapo apkalbų objektu, jis arba sužino, kad apie jį skleidžiama visiška netiesa, arba jam primenami dalykai, kuriuos jis jau paliko praeityje. Jei būsite pagauti skleidžiant apkalbas, prisipažinsite ar meluosite. Melas tik pablogintų padėtį. Verčiau prisimkite atsakomybę už tai, ką pasakėte ir ateityje atsiribokite nuo apkalbų. Jeigu jums tai pavyks, pastebėsite, kad šiek tiek sustiprinote savo energiją visam laikui. Melas sklinda greitai kaip liepsna. Susilaikykite nuo melo ir apkalbų. 85. Atleiskite kitiems ir savo. Atleisti kitam kartais būna labai sunku. Atleisti savo dar sunkiau. Net jeigu randame savyje jėgų atleisti kitam, to, kas atsitiko, dažniausiai vis tiek niekada nepamirštame. Tokia yra žmogaus prigimtis. Atleisti ne visada pavyksta, net tada, kai to norėtume. Tam turi ateiti tinkamas laikas. Kada šis laikas ateis, priklauso ir nuo kitų žmonių veiksmų ir ar jie siekia atleidimo. Jeigu kaltininkas jūsų atsiprašo ir stengiasi ištaisyti padarytą žalą, o jūs vis tiek negalite atsikratyti neigiamų jausmų jo atžvilgių, atidžiau įsigilinkite į visą situaciją. Ar galite išgyventi skausmą palikti praeityje? Net jei daugiau nenorite su tuo žmogumi turėti nieko bendra, atleidimas padės išsilaisvinti iš viduje susikaupusių neigiamų emocijų, suteiks ramybės ir leis padėti tašką toje istorijoje. Atleidimas leidžia pagyti.
Jis parodo vidinę stiprybę ir tai, kad praeitis jau nevaldo jūsų šiandienos. Ta pati galima pasakyti ir apie atleidimą savo. Tik atleidę savo už praeities veiksmus galite išsilaisvinti iš neigiamos energijos ir pakilti į aukštesnį vibracijų lygmenį. Atleiskite tiems, kurie jūs įskaudino ir palikite skausmą bei neigiamas emocijas praeityje. 86. Kilstelėkite stogą. Niekas nesuteikia didesnio pasimėgavimo kaip judėjimas, siekiant sustiprinti energiją. Galite rinktis iš daugybės įvairiausių pratimų, o aš pasiūlysiu jums savo nepaprastą ir smagų būdą švystelėti energiją aukštyn. Atsiklaupkite ant vieno arba abiejų kelių. Aš atsiklaupiu ant vieno. Ir pradėkite skleisti savo unikalų garsą. Pakartokite jį keletą kartų, kol pajusite ryšį su vidinė savastimi. Tada kartodami garsą lėtai stokitės, keldami rankas virš galvos. Pasistiepkite ir išsitempkite, kiek galite, lyg siektumėte dangaus. Kai atrodys, kad daugiau užsitempti nebegalite, pasistengkite dar labiau. Tada greitai susmukite ir vėl priklaupkite. Pakartokite tą patį, tik šį kartą stokitės ir vėl priklaupkite šiek tiek greičiau. Trečią kartą darykite dar greičiau. Kartokite pratimą, kol galėsite judėti be pertraukų ir pajusite, kad jūsų energija sustiprėjo. Pakelkite savo energiją, derindami judėjimą ir garsą. 87. Baimė ir dažnis. Ko jūs bijote? Galbūt artimų žmonių netekties, nesėkmės, būti atstumti, o gal tamsos, gyvačių, žaibo arba konkretaus žmogaus? Nesvarbu, ko bijote, baimė neigiamai veikia jūsų gyvenimą. Aš kažkada baisiai bijojau dviejų dalykų – skruzdėlių ir dirbtinių dantų. Jums gali atrodyti, kad šios baimės iracionalios. Ir dabar aš su jumis sutinku. Bet buvo laikas, kai mane apimdavo isterija, jeigu ant kojos užropodavo skruzdėlė arba pamatydavau dirbtinius dantis. Jeigu norite pasiekti savo tikslus, turite įveikti savo baimės. Ieškokite baimės priežasčių šiame pasaulyje arba praėjusiuose gyvenimuose. Aš dirbtinių dantų pradėjau bijoti po vieno incidento šiame gyvenime, o skruzdėlių baimės priežastis slypėjo giliau. Nors vaikystėje buvau išgyvenusi nemalonų susidūrimą su skruzdėmis, tačiau vien tai negalėjo pagimdyti ekstremalios mano baimės. Pradėjusi gilintis į praeitus gyvenimus, radau baimės priežastį ir sieloje pajutau, kad tai yra tiesa. Nepasakosiu smulkmenų, tik pridursiu, kad atradusi priežastį sugebėjau išsilaisvinti iš baimės ir skruzdėlės man jau nekelia siaubo. Pasistengkite atrasti pagrindinę savo baimių priežastį. Jeigu jums pavyks išsivaduoti iš baimės, bus daug lengviau. Baimė yra negatyvi jėga, neigiamai veikianti visus jūsų gyvenimo aspektus. Išsilaisvinkite iš jos. 88. Atmeskite negatyvius jausmus, kuriuos jums įpiršo kiti. Ar kada nors jaučiate, kad nesugebėsite atlikti kokios nors užduoties, kaip nors pasielgti arba ką nors pasiekti? Pagalvokite, kodėl taip jaučiatės. Gal todėl, kad kažkas kitas jums tai pasakė. Nebūtinai tiesiai šviesiai, galbūt tiesiog mestelėjo kandžią užuomeną, kuri privertė jūs pasijusti visai mažyčiu ir menku. Taip atsitinka dažnai. Žmonės ne visada suvokia, kaip stipriai kitą žmogų gali paveikti pastabėlė mesta einant pro šalį. Kai nemaloni pastaba būna skirta jums, geriausia būtų ignoruoti ją pasakiusi žmogui ir nekreipti dėmesį į jo žodžius. Nepriimkite kito žmogaus žodžių kaip fakto, nes kito nuomonė nėra jūsų sielos tiesa.
Gyvenime galite daryti, ką norite ir sulaukti sėkmės. Jums tereikia tikėti savimi, savo vidinė jėga ir savo svajonėmis. Visada širdyje žinokite, kad tai, ką sako kiti, tai yra jų nuomonė, kuri neturėtų dramatiškai pakeisti jūsų gyvenimo. Neleiskite kitų žmonių žodžiams priversti jūs pasijusti antrarūšiais. Žodžiai turi galią, bet tai nereiškia, kad turite leisti negatyviems žodžiams valdyti jūs. Netikėkite tais, kurie neigiamai jūs vertina. Prieš kalbant jiems reiktų pasižiūrėti į veidrodį. 89. Klaidingas suvokimas. Klaidingas suvokimas yra klaidinga interpretacija to, ką matome, girdime arba jaučiame. Tai dažnai pasireiškia, kai žmonės pradeda gilintis į dvasinį pasaulį ir antgamtinius reiškinius. Žengdami dvasiniu keliu su savimi turite būti nuoširdūs. Jeigu ko nors nesuprantate, paklauskite to, kuris supranta, draugo arba tos srities eksperto. Paieškokite daugiau informacijos ir įsitikinkite, kad viską suprantate teisingai. Pažvelkite į tyrinėjimą dalyką iš kitos pusės. Nėra nieko blogiau nei vieną dieną pastebėti, kad visą laiką klydote. Prieš ko nors imdamiesi, surinkite apie tai kuo daugiau informacijos, kad nuo pačių pradžių eitumėte teisinga kryptimi. Jeigu kas nors atkreipia jūsų dėmesį į daromas klaidas, neužsispirkite tvirtindami, kad esate teisūs, o ieškokite daugiau informacijos ir būkite atviri naujoms idėjoms. Žinokite, kad visi kartais klystame ir tai yra normalu. Imdamiesi teigiamų veiksmų teisingam suvokimui užsitikrinti, jūs geriau įsisavinate ir suprantate informaciją, kurią anksčiau galbūt neteisingai interpretavote. Žengdami savo dvasiniu keliu į priekį, užduokite klausimus, kad nenuklystumėte į šoną. 90. Emociniai vampyrai. Visi esame sutikę emocinių vampyrų, žmonių, kurie gali išsiurbti jūsų energiją tiesioginę šio žodžio prasme. Pabuvę su tokiu žmogumi jaučiamės išsekę. Kai kurie emociniai vampyrai patys nesuvokia, kad tokie yra, o kiti sąmoningai kursto įtemptas emocinės situacijas ir verčia jūs pasijustų jį kaltais. Dažnai jie sudaro vargstančio, bejėgio arba prislėgto žmogaus įspūdį. Pajutę jūsų stipriąją teigiamą energiją, jie prisikabins, nes jūsų užjaučianti žodžiai ir veiksmai leidžia jiems pasijusti geriau. Galbūt kartu su tokiu žmogumi išgyvenote kokį nors svarbų įvykį arba krizę ir jis jaučia su jumis ypatingą ryšį, lyg daugiau niekas kitas negalėtų jo suprasti. Prie jūsų prisisiurbti jums to nesuvokiant gali net tie žmonės, kurie jūs ignoruojate. Atsikratyti emocinių vampyrų galite tik atjungę jų energiją nuo savosios. Šį kūrybinės vizualizacijos pratimą galite atlikti bet kada, kai tik pajuntate, kad jūsų energija senka. Ramiai atsisėskite ir užsimerkite. Atidžiai apžiūrėkite savo kūną, ieškodami prisijungusios svetimos energijos. Šie prisijungimai gali atrodyti kaip rausvos spalvos laidai, į voratinklį panašus rezginiai ir netgi virvės. Kad ir ką išvystumėte savo vidinėmis akimis, svarbiausia suprasti, kad tai yra negatyvūs prisijungimai prie jūsų energijos, prikabinti jums kitų žmonių. Dabar savo dominuojančios rankos smiliumi ir viduriniu pirštu pradėkite kirpti visus prisijungimus. Jeigu paaiškės, kad kai kurie jų turi šaknis, išraukite jas. Kirpdami ir raudami įsivaizduokite, kad kitoje rankoje laikote prisijungimų galus. Ieškokite prisijungimų visur.
ant nugaros, po kojų nagais, pažastyse, plaukuose ir net lytiniuose organuose, kur tikrai nesitikėtumėte jų rasti. Kai būsite tikri, kad nukirpote visus prisijungimus, paleiskite juos. Įsivaizduokite, kaip jie lyg paleista įtempta guma grįžta pas savo šeimininką. Tai nėra negatyvus veiksmas. Jūs tiesiog grąžinate prisijungimus žmonėms, kuriems šie ir priklauso. Taip pat galite įsivaizduoti, kad paleisti galai nuskrenda į visatą, iš kur jau niekada negalės jūsų pasiekti. Atsikratę visų prisijungimų, apsupkite save baltos šviesos burbulu. Iš išorės burbulo pusės pritvirtinkite daug veidrodžių, kad prie jūsų bandanti prikibti svetima energija iš karto būtų atspindėta. Atlikite šį pratimą kiekvieną kartą, kai pajusite, kad į jūs bando įsisiurbti emocinis vampyras. Atsikratę prie jūsų prikibusios negatyvios energijos, pasijusite lengvesni, švaresni ir atgavę jėgas. 91. Raskite žiemos energijos vietas savo kūne. Niekas kitas taip gerai nepažįsta jūsų kūno kaip jūs patys. Gal kada jautėte, kad jūsų kūnui kažkas negerai, bet niekas jumis netikėjo, o vėliau po tyrimų paaiškėjo, kad buvote teisūs? Savo kūno pažinimas padeda nustatyti, kuriuose vietose yra užsilaikiusi žema energija ir ją padidinti išvalant negatyvumą. Pavyzdžiui, dažnai jaučiatės taip, lyg ant savo pečių neštumėte sunkią naštą. Jaučiate jūs spaudžiantį sunkumą, skausmą ir įtampą pečių bei kaklo srityje. Tai reiškia, kad šioje srityje yra susikaupęs stresas ir žema energija. Įsivaizduokite, kad nusimetate nuo pečių visas problemas ir stresą. Įtampa nuslūksta nuo jūsų pečių, kaklo ir viršutinės nugaros dalies. Sukite pečius ir tempkite kaklą, kol pajusite, kad šios vietos atsipalaidavo ir pasidarė lankstesnės. Įsivaizduokite, kad viršutinėje kūno dalyje suaktyvėja kraujotaka. Jis stimuliuoja nervus ir suteikia daugiau energijos raumenims. Kai šios kūno dalies pasitrauks įtampa ir energija pradės tekėti laisvai, užsilaikiusi žema energija išsisklaidys. Atlikite šį pratimą, kai tik pajusite, kad raumenyse kaupiasi įtampa. Atsikratykite įtampos kūne ir išsklaidykite žemą energiją, skausmą bei stresą. 92. Palengvinkite savo sielvartą. Visiems gyvenimą tenka patirti sielvartą. Anksčiau ar vėliau prarandame šeimos narį, draugą, bendradarbį arba mylimą augintinį. Iškęsti sielvartą gali būti labai sunku. Jums skauda širdį, užlieja neapsakomas liūdesys ir neviltis. Būtina atpažinti 5 sielvarto stadijas – neigimą, pyktį, sandorį, depresiją ir susitaikymą. Kartais grįžtame į buvusią stadiją ir vėl judame į priekį, kol galiausiai pasiekėme susitaikymą. Turite žinoti, kad visos šios emocijos yra normali sielvarto išgyvenimo dalis. Sielvartą palengvina kai kurie kristalai. Nešiokitės jų kišenėje, kur galite, bet kada paimti į delną, patrinti pirštais, kad pasisemtumėte jų energijos, ypač kai pajuntate užplūstančią sielvarto bangą. Apačių ašara, dūminis kvartas, ametistas ir angelitas padeda sumažinti skausmą dėl artimo žmogaus praradimo arba kito gyvenimą keičiančio įvykio. Nors kristalai negali visiškai išlaisvinti jūsų iš skausmo, jie gali sutrumpinti sielvarto laikotarpį. Jūs niekada neužmiršite savo praradimo, bet skausmas galiausiai nurims ir užleis vietą susitaikymui. Sielvartaujant mūsų energija nukrinta. Pakelti vibracijų dažnį padeda kristalai. Tačiau kartais gyvenime būna laikotarpių, kai mums reikia daugiau pagalbos, nei jos gali suteikti kristalai. Tokiais laikotarpiais kreipkitės į psichologę,
dvasininką, pasidalinkite savo sielvartu su namiškiais ir artimais draugais. Išgyvendami sielvartą dėl praradimo, džiugių akimirkų ieškokite prisiminimuose. 93. Liaukitės dėl visko jaudintis. Tai tikrai nėra lengva užduotis. Visiškai liautis jaudintis jums nė nepavyks. Visada atsiras žmogus arba situacija priversanti jūs nors šiek tiek sunerimti. Pavyzdžiui, kai lauksite prie gydytojo durų tyrimų rezultatų arba kai jūsų vaikas pirmą kartą sės prie automobilio vairo. Tačiau nuolatinio nerimo dėl kiekvienos smulkmenos tikrai galite atsikratyti. Kalbu iš patirties. Anksčiau jaudindavausi dėl visko. Kol nepakeičiau savo požiūrį į gyvenimą, tol nesuvokiau, kol jaudinimasis nėra smagus užsiėmimas. Išvydusi savo dvasinį kelią visatoje, pažvelgiau į savo gyvenimą iš šalies, lioviausi nerimauti dėl kiekvieno mažmožio. Pradėjau atskirti, kas yra svarbu, o kas ne. Objektyvumas yra pagrindinis ir lengviausias būdas išsilaisvinti nuo perdėto jaudinimuose. Dalykai, dėl kurių nerimaujate, tą akimirką gali atrodyti labai svarbus, bet pažvelgiai juos iš kitos perspektyvos, įvertinę objektyviai, suprasite, kad dėl jų jaudintis tikrai neverta. Šią pamoką ypač sunku išmokti jauniems, nes jiems dar trūksta patirties ir kiekviena problema atrodo milžiniška. Todėl būkite kantrus ir supratingi, kai vaikas arba paauglys pasakoja jums apie savo problemas, kurios, jūs žinote, nėra tokios reikšmingos, kokios atrodo jiems. Su savimi taip pat būkite kantrus ir supratingi, kai mėginsite susidoroti su jauduliu. Jeigu nuolat jaudinatės dėl kiekvienos smulkmenos, jaudulį lydintis stresas neigiamai veikia jūsų energiją. Išmokę nuraminti jaudulį, savo energiją pakelkite į aukštesnį lygmenį. Objektyvumas yra geriausias vaistas nuo jaudulio. 94. Netrukdykite patys savo. Gyvename visuomenėje, kurioje visi nuolatos skuba, laikosi plano, grafiko arba darbotvarkės. Kai iškyla problema, stengiamės visais įmanomais būdais kuo greičiau ją išspręsti, kad galėtume grįžti prie savo dienotvarkių ir sąrašų. Tačiau tai ne visada būna geriausia išeitis. Kartais mes pernelyg susitelkėme į tai, ką turime padaryti ir pamirštame, ką turime būti. Užuot nuolat ką nors darę, pasitraukite savo iš kelio. Galbūt jums tereikia šiek tiek palūkėti ir atsakymas pats ateis arba situacija pati išsispręs. Kai stengiatės pataisyti kabutėse situaciją, ypač tokią, kurios negalite kontroliuoti, patys savo kliudote, užblokuodami kelią galimam sprendimui. Sunku nieko nedaryti, kai mintise sukasi įvairiausi pagalbos kabutėse būdai. Įvertinkite kiekvieną situaciją ir išmokite atskirti, kada tikrai reikia imtis veiksmų, o kada savo veiksmais patys savo kliudote. Neprivalote nuolat lėkti garso greičiu, kad pasiektumėte tikslą arba išmoktumėte pamoką. Kartais patiekalas turi pavirti ant lėtos ugnies ir nuolatinis prieskonių dėjimas, maišymas bei ragavimas tik sugadina skonį. Kartais problemos sprendimas yra labai paprastas. Tiesiog reikia pažvelgti į ją atsipalaidavus, įvertinti aiškiu protu ir nieko nedaryti. Prieš veikdami nuspręskite, kokių veiksmų reikia imtis ir nepamirškite, kad neveikimas kartais būna geriausias pasirinkimas. 95. Praskaidrinkite atmosferą gerumu. Jeigu susidūrėte su žmogumi, kuris nesuvaldo savo pykčio, iš visų jėgų pasistengkite neatsakyti tuo pačiu.
Išsaugokite ramybę ir neutralizuokite jo pyktį žodžiais pilnais gerumo, rūpesčio ir supratingumo. Kai jo pyktis nurims, jūsų geri žodžiai padės pamiršti negatyvias emocijas ir sustiprins energiją. Ši strategija pasiteisina ne visada, todėl turite elgtis pagal aplinkybės. Vis dėlto gana dažnai tai padeda nuraminti įpykusį žmogų ir neleidžia pykčiui pavirsti nekontroliuojamo įsiūčiu. Jeigu įsitraukite į ginčą ir patys įsiaudrinate, pasistengkite laiku suprasti, kad užsikrėtėte kito žmogaus emocijomis ir tiesiog pasitraukite į šalį. Susivaldykite, susigrąžinkite pusiausvyrą ir pažvelkite į situaciją iš aukštesnių vibracijų lygmens, užuot pasilikę žemų emocijų lygmenyje. Kai nusiraminsite, grįžkite prie to žmogaus ir pasistengkite išspręsti problemą. Jeigu panašioje situacijoje atsidurėte su nepažįstamu žmogumi, paprasčiausiai paleiskite tuos jausmus, pamirškite viską ir gyvenkite toliau. Svarstymai, ką turėjote pasakyti arba galėjote padaryti, nieko neišspręs ir nieko nepakeis. Geri žodžiai neleidžia įtemptai situacijai tapti nevaldomai. 96. Nutildykite vidinį kritiką. Kas yra vidinis kritikas? Tai tas tylus balsas jūsų galvoje, kuris be paliovos kalba, burba, svarsto galimybės, sako jums, kad negalite kažko padaryti arba vardina priežastis, kodėl niekada nepasieksite sėkmės. Jeigu jūsų vidinis kritikas visada negatyvus, išjunkite jį. Vis dėlto, kasgi ten tarška galvoje? Žinoma, tai jūs. Neleisdami savo nė minutės atsipūsti, abejodami savimi ir pernelyg smulkmeniškai viską analizuodami, galite tapti didžiausiu savo priešu. Retkarčiais išjunkite šį vidinį radiją, nes tik tyloje galite pažinti savo tikrąjį aš. Vis dėlto visiems laikams nutildyti vidinio kritiko nereikia. Tai ir nepavyktų, nes šis vidinis balsas padeda apsvarstyti galimus sprendimus, apmąstyti daugelį svarbių dalykų. Vidinis kritikas yra jūsų dalis, susijusi su jumis sielos lygmenyje ir dažnai pažįstanti jūs geriau nei patys save, todėl kartais labai pravartu įsiklausyti į tas mintis. Tačiau, kai negatyvios mintis užgožia pozityves, turime nutildyti savo vidinį kritiką ir susigrąžinti pusiausvyrą. Nekenkite savo klausydami savo vidinio kritiko negatyvaus bambėjimo. 97. Nerimo sutrikimas. Nerimo sutrikimas pasireiškia tada, kai žmogus jaučia nerimą ir baimę, bet nežino kodėl. Galbūt pernelyg susitelkėte į vieną dalyką, kurio bijote, ir jūsų galvoje tol sukasi negatyvos mintis, kol apima nuolatinė nervinė įtampa. Nerimo sutrikimo kamuojamas žmogus nuolat yra įsitempęs, nervingas, jį vis kankina baimė, kad kas nors blogo nutiks jam arba jo artimiems žmonėms. Tai gali sukelti net fizinių simptomų, kaip antai įtampa raumenyse, virškinimo sutrikimai, pagausėjęs prakaitavimas arba drebulys. Kai jaučiate intensyvų stresą arba baimę, jūsų kūnas tai interpretuoja kaip realų fizinį pavojų ir atitinkamai reaguoja. Padažnėja širdies plakimas, nusilpsta virškinimas, paaštrėja pojūčiai. Tokia organizmo reakcija padėdavo mūsų protėviams pabėgti nuo plėšrūno, bet šiandieniniam pasauliu ši reakcija mūsų negelbėja. Nerimas ir baimė yra negatyvos emocijos, galinčios bet kuriuo metu visiškai išvesti jūs iš pusiausvyros. Jei pajuntate kylantį nesuprantamą nerimą, griebkite rožinį kvarcą ir priglauskite prie širdies. Nerimas yra viena iš emocijų nešančių sunkią, lėtą energiją. Rožinis kvarcas padeda ne tik sušvelninti nerimą, bet ir išsklaidyti blokus, neleidžiančius jūsų energijai laisvai judėti. Galite nešiotis rožinį kvarcą kišenėje arba ant kaklo, pakabinę ant ilgos virvelės arba grandinėlės. Pajutę,
Kad kyla nerimas, paimkite kvarcą į rankas ir laikykite prie širdies. Įsivaizduokite, kad jūsų kūną apgaubė ryški, bet kartu raminanti rožinės spalvos energija. Leiskite raminamai kvarco energijai tekėti per jūs, išlaisvinti jūs iš nerimo ir baimės, pripildyti jūsų širdį lengvumo. Giliai kvėpuokite ir įsivaizduokite, kad įtampa krūtinėje pamažu atlėksta. Stenkitės išsivaduoti iš nerimo, neigiamą energiją virsdami teigiamą. 98. Sąmoningas kvėpavimas negatyvumui pašalinti. Paprastai į savo kvėpavimą nekreipiame dėmesio. Pastebime jį tik tada, kai pavyzdžiui pabėgę uždūstame, tačiau įprastomis aplinkybėmis apie kvėpavimą negalvojama. Kartais mačiau televizijos laidą, kurioje buvo kalbama apie žmonės sugebančius sulėtinti savo kvėpavimą ir širdies plakimą. Žinoma, iš karto panorau tai išbandyti. Praktikavausi, kol išmokau, kada panorėjusi sulėtinti širdies plakimą ir kvėpavimą. Kaip galima būtų pritaikyti šį principą negatyvumui iš kūno pašalinti. Išbandykite pratimą. Patogiai atsigulkite, užsimerkite ir visą dėmesį sutelkite į kvėpavimą. Atkreipkite dėmesį į įkvėpimų ir iškvėpimų greitį. Pabandykite kvėpuoti lėčiau, tegu kiekvienas įkvėpimas būna ilgas ir gilus. Kai pajusite, kad visas kūnas atsipalaidavo, pasitelkę kūrybinę vizualizaciją, pradėkite ieškoti kūne susikaupusios negatyvos energijos. Tada iškvėpdami šalinkite iš kūno neigiamą energiją, o įkvėpdami vietą, kurioje buvo susikaupusi neigiamą energiją, užliekite baltą šviesą. Taip darykite, kol pajusite, kad visą negatyvumą pakeitė pozityvi balta šviesa. Sąmoningas kvėpavimas tai kiekvieno įkvėpimo ir iškvėpimo pajautimas ir intencijos suteikimas. 99. Akupresūra negatyvumui pašalinti. Mūsų kūne yra šimtai akupresūros taškų, nervų rezginių galinčių sukelti skausmą arba malonumą. Kai kurie žmonės sako, kad tęsti 11 akupresūros taškų, kiti tikina, kad jų yra 100, o dar kiti teigia, kad keli šimtai. Viskas priklauso nuo to, su kuo kalbate ir kokia filosofija jie vadovaujasi. Akupresūra yra dar vienas būdas, padedantis pašalinti iš kūno negatyvumą. Skausmas yra vienoje vietoje susikaupęs karštis. Kai įsipjaunate, skausmas sukelia karštis tekantis į žaizdos vietą jos padarimo ir gijimo metu. Štai kodėl sužeista vieta dažniausiai būna šilta. Palietę netoli skaudamos vietos esantį akupresūros tašką, įsivaizduokite, kad į jį perina karštis iš skausmingos vietos, o tada spausdami šį tašką pašalinkite karštį iš kūno. Nuo galvos skausmo išsivaduosite spausdami minkštą delno dalį tarp nykščio ir smiliaus. Po visą kūną pasiskirti akupresūros taškai gali padėti jums išsivaduoti iš skausmo ir palengvinti gijimo procesą. Susiraskite internete paveiksliukų, kuriuose detaliai vaizduojami pėdose ir visame kūne esantis akupresūros taškai. Išsirinkite jums tinkamiausią akupresūros taškų sistemą. Spausdami akupresūros tašką pamėginkite šiandien palengvinti skausmą ir aprašykite rezultatus. Padėkite savo kūnui pačiam save gydyti.